Nu ką, labas draugai, ką tik grįžom su Subariku, pasivažinėjom. Ilgai lauktas projektas, kaip ir 80% viskas padaryta, ką mėnesį buvo Utenoj. Tobulinom, kas atsimenat, kaip atrodė iš pradžio ir kaip dabar. Tai galit matyti skirtumus, tai nežinau dabar nuo ko pradėsim. Išvardinsiu viską, ką darėm, dėl ko darėm ir kas kiek kainavo. Tai kam įdomu, pasidarykit kavikės, paspauskit, iš karto patinka. Ir ką, važiuojam. Pradėsim gal nuo paprasčiausių dalykų. Tai pirmą ką, prasivarėm technikinį. Buvo važiuoklį kelias detalės, reikėjo pasikeisti. Pasikeitėm, pravarėm. Pradėkim gal nuo to, kas labiausiai man patink ir subaristai tikrai pritarsit, į ką atkreipė dėmesį iš karto. Esat matę tokį kėbulą? Ar matot nors vieną rudelę? Čia va yra vienintelis rans, yra įlinkę čia va. Apeikim visą kėbulą, visas arkas. Nieks nedaryta, nieks nedažyta. Tranzitiniai da numeriai. Dabar aiškus yra ką tik pavažinėjimam. Važinėjom po miškais. Pasižiūrėkit. Nors vieną rudelę, jeigu randam, nerandam. Aš nesubaris, aš apie Subaru mažai ką žinau. Aš tik renku informaciją, domėjausi skom. Raskim nors vieną rudelę. Tai labai pasisekė nupirkti tokį aparatą. 2 litrai benzinas automatas 2000 metų. Nei vienas rudelės nėra. Tai tokį Subaru reikia mylėti, prižiūrėti, džiaugtis, pasidaryti dugno antikorozinį ir važinėti dar daug metų. Tai va, galim dar peržiūrėti stakanus. Sakau stakanus, ne stakanus, o duris, kur dažnai būna rūdžių. Rida yra 239 000, visi popieriai yra, man atrodo,
kad tikra guma tik pakritus siena yra. Reikia susistatyti. Niekas dar nedaryta, vakar tamsoj grįžom, šiandien patestavom. Stebuklas, nei vienas raidelis. Variklis dirb kai laikrodis. Mašina, tai už mašiną sumokėjom palyginus nedaug. Yra kondicionierius. Nieks čia nevalyta, neplauta dar, nieko nedariau. Jokia garselė visiškai. Kaip pripratęs prie dizelių, tai benzinas dirba kaip laikroduks. Atsijudėm ten laidus. Kas žino, tai retreisų ruošiamės. Elektriniai langai. O žiūrėkit, sėdynė nieks. Nu va, čiut, nežinau čia. Apie ridą aš tai čia nesiginčysiu, nekalbėsiu, nelabai man įdomu, svarbiausia kėbula yra būklė. 2000 metų mašina, tai apie kažkokią ridą kalbėti man visiškai yra neaktualu, neįdomu. Yra va autopilots. Nežinau, čia komplektacija, nežinau, čia nėra to palėtintoje, pas kitus lygtais, kiek žinau, būna. Yra power mygtuks, kur greičių dėžė, čia kaip sport pasidara. Jeigu kažką nusišneku, tai pataisykit. Bet agresyvesnė greičių dėžę paliek. Nu, taip kurianas. Visiškai niekur, nei vienos raidelės nėra. Tik sakau, dabar in visą tokį po sniegus nuvarytą, nes raižiam dabar. Važinėjom kelias valandas. Tai ką, pradėkim tada, nuo ko pradėkim? Pradėkim nuo ragų. Ragai man kainavo 200 eurų. Kokybė pusėtina. Tinkliuką užsidėjom, nes retreisų reikėjo šias apaskas vežtis ar baką ar įrankių dėžę. Taip pat turim profesionalius ledus. Ačiū Pauliui, kuris parūpina. Gale, šonuose, priekį, biškė plėdijos priekį. Firmos dabar nežinau, visi pajungimai, viskas pajungta, rims dalyks. Pirmi mano LED barai, nesu niekada ant vienos mašinos turėjęs, tai ledai kainavo 280 eurų, jeigu gerai atsimenu. Tai pirkom tikrai kokybiškus, kad nereikėtų čia kas pusę metų keisti. Visas elektra, viskas tvarkingai išvedžiota. Čia yra padaryta va atskirai priekiui ir šonsi gals atskirai įsijungi. Ir padaryta yra ant ilgųjų, viskas pasijungi. Šviečia puikiai, vakar naktį išbandėm, važinėjom vakar kelias valandas naktį. Tai matomums aфиgens, labai džiaugias, labai laimingas. Kas toliau? Šniorkelis, tas vadinams. Pajungims filtrą. Pasijungiam, kad galėtume per pelkes raižyti. Šits kainavo 100 eurų. Aš dabar kalbu apie medžiagas. Toliau. Pats kas brangiausias yra, tai gervė. Gervę norėjau dėti paprastą, bet ten, kai dariau, prikalbino dėti rimtesnę gervę. Galės aprašymę įdėti pavadinimą. Gervė kainavo apie 800 eurų.
Jin yra greita eigė. 80 prie 1, gal perdavims, jeigu nepameluosiu. Vakar jau užbandžiau. Aišku, lynas, netrosas. Padas yra metalinis specialus suvirins. Pats atskirai kainavo 200 eurų. Tada dugno apsauga metalinė yra uždėta. Padaryta čia. Va čia padarė, jeigu pultelis nudustų, tai galima laidą įkišus, kad gervė veiktų. Čia yra nuo ledų visi laidai. Tada atvedė man tas, kas darė nuo generatoriaus atskirai pliusą, kad jeigu naudosit gervę, kad nesudegint saugiklinės, nes yra buvę, kad sudeg saugiklinę, tai tiesiai man pajungia generatoriaus pliusą, kad jeigu gervę naudosimės, kad nesudegint saugiklinės. Kas toliau? Mašina buvo pakelta, nauji amortizatoriai, naujos spyruoklės, nauji ratai, naujos padangos. Spyruoklės storesnės sudėtos ir viršų yra pakeliai. Tik neatsimenu kiek centimetrų, ar 5 ar kažkiek centimetrų yra galia tik dėta pakelimai. Tai va turim tokį aukštį. Tai aukštį esu patenkits. Nežinau kaip jums per kamerą atrodo. Padangos 300, ratai 105, amortizatoriai, spyruoklės. Ten bijau pameluoti apie 500 eurų. Nepykite, jeigu kažką biškai pameluosiu. Ne, daug nenusišnekėsiu, nes kainas visą žinau, taip pat mokėjau. Tada nebuvo kablio, uždėjom kablį. Kablis jaučiu 100 eurų, kad jeigu reiktų man ištemti arba priekabą tampytis. Toliau nebuvo slenkščio. Turėjo meistras, kuris darė, tai 100 eurų buvo slenkščiai. Aišku, nauji tepalai visur, visuose reduktoriuose, dėžiai, tepalai, filtrai, viskas pakeista. Pagrindinė diržą nekeitėm, nes buvo naujas ką tik uždėts. Kas stebuklas buvo, kad naujas buvo uždėts. Viskas taip kaip buvo, viskas taip ir yra. Nežinau, ar kažką dar nepasakiau. Ir atves mama, papa GPS varžybom. Dar neauksim langus už kelių dienų. Apklijuosim visą lipdukais. Tai va, draugai, kas norit prisidėti, ieškam taip pat rėmėjų, nes kol kas mašina neapklijuota, bet klijuosim savo lipdukais, tai kas žino, tai Žilvinos stogai lipdukais, taip pat žmonos lipdukais Mamazal kažką klijuosim, taip pat rėmėjus klijuosim, kas esat mano kontribį nariai ir patronai užrašysim, taip pat ieškam rėmėjų, nes lenktynėse viskas kainuot retreis, registracijos, taip pat dar dėsim ant stogo zapaskės. Vis tiek važiavimui reikalingas kuras, traliukas. Žinot, kas dalyvaujat varžybose, tai kam neįdomu, tai viską suprantu. O kam įdomu, tai jūsų įmonės arba veiklos kažkoks dalykas gali atsidurti kažkur. Kuo didesnė suma, tuo didesnė reklama. Tai visą sezoną bus reklamos apklijuotos. Visus 24 metus. Aišku, va čia turim biškį rūdžių. Čia tas galinis tiltas, kas čia skaitos. Tai čia bet duslintuvas biškį parūdijęs, bet čia, kaip aš sakau, smulkmenos. Nauja technikinė pravaryta. Nežinau, draugai, ar viską papasakojau. Gal viską. Kiek man viskas kainavo, Subaru ir visi tie projektai. Darbas, medžiagos, pats Subariks. Dabar man stovi 5200 eurų.
Dar užniauksim langus apie 100 eurų. Reikės zapaskio. Dar šį bei tą patobulinsim. O ateity matysim. Tai sako, lipdukai. Tai va toks mano projektas. Tai galit įvertinti. Čia daug ar mažai. Man atrodo, kad tikrai daug. Bet kažkada ateity gal suprasti, dėl ko taip viskas kainavo. Tik tai sakau, bijau, kažką gal užmiršau pasakyti, nes atrodo kažkaip mažai dalykų. Bet suma atrodo didelė, ne draugai. Čia yra grynas benzinas, jokių dujų nėra ir jokių dujų nebus. Viskas švaru gražu. Čia tik dabar kitų pridėta. Zapaskį yra. Taip pat va, jau turim pasiruošę kastuvus, dateškių, kiriuką, pjūklą. Čia nuo gervės. Gerbė, jeigu neklystu, yra 10 000 LBS-ų. 4,5 tonos jaučiu, jeigu lietuviškais kilogramais. Tai va, jeigu kažką pamiršau, tai pasakysiu kitose video. Nes video tai dažnai bus, nepykit, Žilinos tagai vadinasi kanalas, bet apie šį Subareką, apie lenktynės, apie visokius bajerius bus daug video. Tai kam patinka, prenumeruokit kanalą. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas tapsit rėmėjais, kas prisidėsit. Tink visi būdai, išrašom sąskaitas, tas, kas prisidedat. Jeigu įmonėm reikalingas sąstas už rėmimą ar kažką, viską išrašom. Nes ne pirmą kartą tą darom ir turim Žilinos tagai komandą krepšinio, yra rėmėjai. Taip pat yra podcastai, vykdavo ir dabar dar pradės vykti, tai viskam galime išrašyti sąskaitas. O kas nori čia prisidėti, tai galėsim įdėti paprastą Swedbank sąskaitą. O kam čia atrodo jokinga, neįdomu, tai neverkit ir apeikit postą. Yra kam įdomu, yra, nes vis tiek su tą mašiną visur važinėsi, tai visi matys. Reklamos niekam nebus per daug. Tai va, dar liko pasikeisti numerius. Džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi šitą mašiną. Aišku, dar tik kelios dienos praėjo, bet matysim, kaip jin man laikys. Tai va, draugai, ačiū, kad esat. Paspauskit nykštį viršų. Prenumeruokit YouTube'ės kanalą, nebedaug trūksta iki 10 000. Pasiekit mane Facebook'e, TikTok'e, Instagram'e ir iki.